Sveiki! Unboxing LT prekės iš Lidl 45 euro centai, man rodos, ant mūsų stalo guli. Tuoj dar kartą pasižiūrėsiu. Taip, ne, 49 euro centai. Gardis bananų traškučiai. Gardus beveik, Gardis bananų traškučiai. Lietuviškai parašyta. Turi būti padaryta iš tų bananų, kurių nesuspėjo niekas parduoti. Aha, dar kartą pasitikrinau, kadangi jau vieną kartą suklydau. Tai yra, taip, 49 euro centai, tai yra 50 euro centų. Galima sakyti apvalinam. Gerai, 49. Iliustracinė nuotrauka čia parašyta, reiškia, ne iš šitų bananų padaryta, turbūt iš prastesnių bananų. 150 gramų. Ir taip, energetinė vertė yra vaje. 100 gramų 515 kalorijų. Tai iš esmės jūs suvalgot va šitą visą pakelį 150 gramų. Ir čia jums jau, geri tokie sotus pietai. Ne pietai, o pietus. Net cepelinų nereikės. Iš ko jie padaryti? Kepinti ir saldinti bananų traškučiai. Reiškia, saldinti reikia suprasti, kad yra cukraus, dėl to tik ir kalorijų. Taigi, 55% bananų traškučiai, kokoso aliejus, 20% cukraus. Žinokit, cukraus tai nepagailėta labai daug. Ir 1% bananų kvapiosios medžiagos. Tai yra bananai dar pakvėpinti, kad jie kvepėtų bananais. Gali turėti žemės riešutų, kitų rūšių riešutų, sezamo sėklų ir pieno pėdsakų. Tai kaip čia jos, kuo jie čia daro su riešutais. Gerai, pasižiūrim, kur jie yra padaryti. Filipinai. Ne Lenkija, ne Lietuva, o iš Filipinų. Tai nesuprasti, ar Filipinuose bananai augo ir juos džiovino, ar Filipinuose tik užaugo bananai, o juos uždžiovino čia. Gerai, nesvarbu, atidarom ir pasižiūrėsim, ar verta mokėti, ar daugiau aš atsipirksiu, ar nepirksiu. Uždaryta kaip veiko, atsidarė greitai. Na va, tokie bananai, traškučiai bananų. Ragaujam. Atsiprašau. Žinot ką? Aš nesuprantu. Aš esu valgęs kitokių iš bananų traškučių, bet šitie traškučiai yra nenormalūs. Dar kartą prakilau, jėdau, nesuspringau. Ne. Saldu, nerealiai. Viskas būtų tvarkoj, jeigu nebūtų pridėta 20% cukraus. Atleiskit, bet čia yra, nenormalu. Ne. Šitų traškučių, žinokit, aš pirkti jums nerekomenduosiu. Viskas tvarkoja, viskas gražu, bet viena žvaigždutė, tai yra cukraus bomba. Atsiprašau, kam dar bananus dėti dar cukraus, kai jie ir taip yra saldus. Ir dar privaryti, atsiprašant, 1% bananų kvapiųjų medžiagų. Ir palaukit, pauostysiu kaip tos medžiagos kvepia. Ne velnio jos nekvepia, net bananų nekvepia. Ne, jokio kvapo nėra. Ne, nieko gero. Tikrai nieko gero, aš esu valgęs žymiai skanesnių traškučių, šie traškučiai nieko gero. Aš jų daugiau nepirksiu. Taip kad viena žodžiu iš 5 šitos prekės pirkti Lidl parduotuvėje nerekomenduoju.